Sveiki tautiečiai, krapštukai konstruktoriai. Nusprendžiau savo pasigaminti juostinės metalo pjovimo stakles. Kadangi su kampiniu šlifuokliu atjauti taisyklingai keturkampis profilį yra sunkoka, tam puikiai tinka juostinės metalo pjovimo staklės. Dabar trumpai papasakosiu, kaip man sekėsi jas gaminti. Dabar truputėlis priešistorės. Viso šito gavosi štai šitoks kūrinys. Kai kur panaudojau jau esamus agregatus, tai reduktorius, variklis, elektrinė dalis. Hidrocilindrą teko pagaminti iš pneumocilindro, įdėjus dujų čiaupą ir užpildžius skysčių. Spaustai pagaminti iš lakštinio 16 mm metalo, korpusas pagamintas iš 6 mm lakštinio metalo. Staklių stovą pritaikiau, nežinau čia nuo kokio agregato, bet labai čia puikiai man tiko. Vandens pompą padariau mobilę, kad galėčiau nusinešti ir prie kito įrengimo. Dabar parodysiu trumpai veikimą. Čia vandens pompa. Ir pats variklis. Pjovimo juostas. Vienas iš pagrindinių reikalavimų staklėm buvo keliami tuo, kad staklė suktųsi rošinio atžvilgiu, o ne rošinių sukčių staklio atžvilgiu. Prispaudus, prašau, štai sukinėjasi. Čia gal buvo sunki mano konstrukcinė dalis. O dabar trumpai pademonstruosiu, kaip staklės dirba. Na aišku, dar kai kurie darbai nėra baigti, reikėtų uždėti apsaugą. Norėčiau uždėti varikliui elektroninį greičio reguliavimą. Kiti trūkumai, kurie pasirodys eigoje, gydysim. Ir dabar pabaigai norėčiau padėkoti visiems padėjusiems įgyvendinti man šitą idėją. Didelis ačiū jiems. Mano konstrukcija čia ne paskutinė. Manau, kad dar tikrai yra planų, darysiu ne vieną kažkokį tai įrengimą. Kaip seksis, pamatysim. Ir dabar pabaigai didelis ačiū visiems žiūrėjusiems. Ir iki malonaus.